Sveiki, šiandien turim trečią pamoką, tai prisiminkime, ką išmokome antroje pamokoje. Tai yra horizontali ir vertikali banga. Tai prisiminkim horizontalią bangą. Ir vėl laisvais judesiais, rankos atpalaiduotos į vieną, į kitą pusę. Tiesiog truputį pajudėkim kartu. Į vieną, į kitą pusę. Dabar vertikali banga. Nuo viso kūno judesys į priekį. Truputį atpalaiduoti stuburą ir visą mūsų raumenyną. Ir prisiminkime erelio sparnus, reiškia judesys į vieną, į kitą pusę. Tiesiog paskirstimą garo ant kūno, iš viso kūno, kai vyksta. Vertikalus judesys vienetukas. Irgi iš viso kūno. Ir lygiai taip pat galima, kaip sakyt, tas paglostantis, sakykim taip, irgi iš šonų judesys. Dabar pradėsim mokytis dvejetuko judesio. Tai naujas judesys, kuris irgi iš kojų paleidžiam ir tiesiog vieną, antrą ranką, vieną, antrą ranką. Taip aš vadinu, tai turbūt Pinokio judesys, kai tu pakeli ranką, bet jinai pati nusileidžia. Tau jokios jėgos nereikia naudoti tam, kad nuleisti tą ranką. Ir galima tą greičiau pradėti daryti. Ir truputį pasiteniruokit, pabandykit. Ir jūsų tai turi visiškai nevarginti. Būtent, kai tu iš viso kūno darai, tavęs nevargina, tu gali ramiai kalbėti. Nes jeigu jūs darytumėt dabar taip, tai jums labai greitai kvėpavimas pradėtų dažnėti ir būtų sunku darytis. O jeigu tai yra iš viso kūno daroma, arba tiesiog taip, tai ta prasme, aš galiu ramiai kalbėti ir manęs tai visiškai neveikia. Tai tiesiog pasitreniruokit ir pabandykit dar 30 sekundžių. Prisiminkim, kaip atrodo vienetukas su vantomis. Tai irgi iš kūno. Ir tu ją tik pakeli, o vanta pati nusileidžia. Ir tu gali tą ir dažniau daryti ir greičiau ir intensyviau, bet esmė, kad visas judesys vyksta iš kūno, o vanta pati leidžiasi žemyn. Dabar pabandom dvejetuką. Ir tada gali dažnėti jisai. Galime pradėti keisti, bandyti pereidinėti nuo vieno kūno dalies. Tai vat su ištiesta ranka. Šiek tiek atsilošiam atgal, prisimenam, kaip su vienetuku buvo, arčiau prie savęs. Ir kojas mūsų lieka vietoje, reiškia pėdos lieka visą laiką vietoje. Ir mes taip dvejetuką galime pasiekti bet kurią kūno vietą. Jeigu koks ilgesnis žmogus, galima šiek tiek plačiau kojas paimti ir tą patį daryti. Perstatinėjant koją nuo vienos kojos, perstatinėjant koją ant kitos kojos, bet pėdos lieka vietoje. Ir dabar pabandykim dvejetuką su porininku. Tai tiesiog ant atsistojusio porininko ir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ir galima tą greičiau padaryti. Ir galima net iš šono, tokio kaip paglostančiai pabandyti. Bet mušti nereikia, man toks visiškai judesys vėlgi nuo kūno, ateina iš kojų. Ir pasiteniruokite. Dar vienas naujas judesys, tai yra išeinantis vienetukas. Tai kai tiesiog iš šalies rankas einam. Taip atrodo su vantom. Tada įeinantis vienetukas. Kai į save traukiam.
Jeigu planuoji įsirengti pirtį, tai būtinai pasikonsultuok su mumis. Padedame suplanuoti ergonomiškas garinės, sukomplektuojame visas medžiagas bei įrangą. Jeigu esi pirties meistras ar gamini pirtis, tai turim specialias sąlygas tau. Tai pabandykite patys tiek įeinantį, tiek išeinantį vienetuką. Ir išmokėmės dvejetuką. Turime pradėti daryti dvejetuką į vieną tašką. Ir taip einantį per bet kurią kūno dalį galime pasiekti ir tiesiog į vieną tašką. Yra pakartotiniai judesiai į vieną tašką. Ir tai besikeičiant, einant per visą kūną ir tiesiog į vieną tašką. Pabandykite tokį judesį. Taigi svarbu prisiminti tai, kad mes dirbame vėlgi nuo viso kūno, atsipalaidavus, o ne su raumenų darbu. Tai reiškia, visas kūnas dirba ir būtent tą judesį, kurį mes ir dabar mokėmės, ir tas dvejetukas, kad vyktų visas visiškai atsipalaidavus. Turėjau praeitą savaitę svečius, kai vanojau žmoną ir vyrą. Vyras sako, kai vanojau žmoną, sako, kad tu visiškai atsipalaidavęs, sako, pas tavę tu net neįsižioji, kai tu vanoji, atrodo ir šiluma didelė ir visa kita. Bet čia visa ir esmė yra tai, kad kai aš dirbu iš viso kūno, mano raumenys nenaudoja tiek daug energijos ir aš galiu drąsiai laisvai kvėpuoti per nosį ir, kaip sakyti, nepavargti. Tai va, ir jums linkiu mokytis būtent dirbti iš viso kūno ir treniruokitės ir bus paprastos procedūros. Taigi ir visas darbas vyks tik tai su malonumu. Tam, kad mes augtume ir tobulėtume, labai laukiam jūsų patiktukų, kam gali būti naudinga, pasidalinkit šio video ir pakomentuokit, ar būtų naudinga jums daugiau sužinoti apie tai.